atvažiavom Karmą, pagaliau nugalėjom savo baimės, prisiruošiam suvažiuoti Karmykė, žiūrėsim kaip seksis. Vieną kartą. Taip gražiai, žinai, ratai 9 laipsnių sunku. Labadiena, sveiki atvykę į antrąją MTB Karmą, MTB Karmą Gudeliuose, Pilaitės brolis kitoje gatvės pusėje. Primename iki starto 42 minutės. Tramplinas šiuose varžybose bus, bet ne tik tramplinas. Prie tramplino, atkreipkite dėmesį, yra rodikliai nusukti į kairę. Tie, kurie nenori važiuoti per trampliną, šokti per trampliną, jums reikėtų sukti į kairę, chicken wave, ir tada vėl atvažiuosite prie arkos, truputėlį daugiau laiko sugaištė, bet būsite saugus ir turėsite sveikus kaulus. Na, o tie, kurie važiuos į antrą ratą, antrą, trečią, ketvirtą, praeitose varžybose buvo iki 40 metų. Dabar Sveiki atvykę į naujojo sezono pirmasias varžybas. Taip pat ir norėčiau pasveikinti visus su naujoju sezonu. O čia apžvelgsime Karmos varžybas. Gudeliai, Vilnius. Startavau ne savo grupėje, sufeilinau šiek tiek. Tai bandysim kažkaip ištaisyti šią klaidą ir palaukti savo grupės. Aučiu blogai startavau. Palaukti. Gali prisiduoti, kad nevažiavai ne su savo grupė ir tada įskaičiuos. Dabar atvažiuojam. Na štai laukiu mėgėjų grupės, prasileisiu kelis varžovus ir pradėsime varžybas. Taigi šiek tiek apie trasą, tai važiuosiu 3 ratus už mėgėjų grupę, vienas ratas 6 km, sukilimo apie 170-180, kas viso gausis 510 sukilimo. Tikrai nėra lengva. Žinoma, toks blogas startas šiek tiek išmušė, manau, iš vėžių. Iš naujo pradėti atrodo sunkiau. Pirmas kontaktas. Taip pat ir pirmas sukilimas. Ir po to nusileidimas. Nusileidimai gan greiti, bet vis kažkiek reikia pristabdyti. Na ir čia epinis kalniukas, kuris tikrai paėmė daug jėgų. Gan ilgas iš tikrųjų sukilimas, gal nėra labai status, kad jau neįmanoma būtų įvažiuoti, bet ilgas. Tai po pirmo rato, po pirmo sukilimo mintis, kaip reikės antrą kartą sukilti, o apie trečią tai iš viso net nesinori pagalvoti. Žiemos metu buvo treniruotasi, bet labai stipriai jaučiasi, kad yra pirmas varžybos ir tikrai gal tikėjaus, kad bus lengviau šiek tiek negu yra realybėje. Man jau viskas, o mane lenkia Rokas Tutlys kolega ir puikiai suvažiavo tą dieną, prizinė vieta, antras. Dar kartą spaudžiu ranką ir sveikinu su tom. Na, o čia dar vienas sukilimas, gal netoks sunkus kaip praeitas, bet taip pat vargstam. Tai kiekviename rate šitos 2 sukilimus pravažiuoji, tada šiek tiek lengviau būna. Grakštus labai šuolis priekį esančio dviratininko. Čia smagiai toks nusileidimas, kiekvienu kartu tikriausiai vis greičiau nusileisiu
O čia iš karto vėl nusileidimas, per kurį visus 3 kartus laikiau stabdžius užspaustus, nes kažkaip neatrodė, kad įmanoma čia nusileisti tą stabdžių. Ir video, žinoma, atrodo viskas paprasčiau. Na ir vėl lengvai kylam į viršų. Ir pačiam gale toks trumpas, bet status sukilimas, tai jį puikiai atsimenu, kad nelengva taip pat. Aplamai daug varžybų nesu dalyvavęs, kur reikėtų važiuoti ratais ir tokiais trumpais, tai atrodo visiškai viskas kitaip negu važiuojant ilgesnį atstumą, kad ir ilgesnį atstumą ratais, tai kažkaip vis žinai, kas tavęs laukia tam kitam rate ir klausimas, ar tu vėl galėsi ten užminti. Na, čia šuolis, po šuolio dirbtinos kliūtis. Visai patiko, visai lengvai sekėsi įveikti jas. Nu ir važiuojam tada į antrą ratą. Čia iškart antram rate pradžioje toks nusileidimas. Testinį ratą, kai važiavau, tai sunkiai kažkaip sekės nusileisti, dabar kaip ir visai normaliai. Mane lenkė Dominikas Loda, pasikrovęs vatais ispaniškais. Na, Karmoje kažkaip neteko pasimėgauti važiavimu, visą laiką buvo kančia, darbas, ypač va šitas kalnas. Nežinau kaip kitiem, bet į šitą kalną aš jau atiduodavau visą save, o pačiame viršuje norėdavas tiesiog vemti. Paminėsiu, kad smagu matyti tiek daug trasoje medijos atstovų. Paskui po varžybų tik reikia susigaudyti visas nuotraukas, iš kur yra. Ir muzikinė stotelė netgi yra. Bet kaip pirmam rate galvau, kad nebeįminsiu jau antrą kartą į tą kalną, tai kažkaip tai vėl aš jį įmyniau. Na, o nusileidimuose kažkiek buvo galima atsigauti, bet ir tai nebuvo jie patys lengviausi, nes būdavo daug aštrių tokių kampų, kur reikėdavo tiesiog pristabdyti ir vėl įsibėgėti. Na ir vėl tas lengvesnis šiek tiek sukilimas lyginant su praeitu. Pačios varžybos patiko labai, geras organizavimas, smagios, įdomios, dirbtinos kliūtis, šuoliai, dropai, nu viskas super. Labai geros kokybės nuotraukos, ačiū Juliui Griškevičiui. Nu ir vėl leidžiamės čia turbūt tikrai greičiau negu pirmam rate ir šiek tiek galinis ratas net pakilo per šaknį, bet viskas tvarkoja, suvaldyta situacija. O čia ir vėl ant stabdžių. Tai dėl varžybų, tai kaip ir minėjau, super varžybos, bet nuo Šiaulių šiek tiek yra ką veikti, atvažiuoti, tai ar pavyks visuose etapuose sudalyvauti, nežinau, ir gal tiesiog dubliuosis kitos varžybos su tais etapais, bet matysim ateityje. Bet tikrai dar šiais metais važiuosiu. Manau, šis renginys tikrai toli eis ir bus daug dar visko, ko dar nematėm ir nevažiavom.
Peržiūrėjus Karmos šių metų sezono planą, tai matau vienas varžybas MTB Karma maratonas, tai labai domina. 24 valandos įdomu, kas bus, tai bus labai įdomu pamatyti Karmą kitokio tipo varžybose negu XC. Antro rato finišas, šuolis ir važiuosime į trečią ratą. Palaikymas, kaip visada, geras. Tai su visom techniniam dalim trasoje sekėsi puikiai, nei kart neįsiklipsino apart, kai atsimušiau ir šito dviratininko galinį ratą. Tai viskas kaip ir tvarkoj buvo, nei kritimų, nei kažkokių kitų trikdžių. Tik tiek, kad kažkaip silpnai jaučiaus tas varžybas ir aukštas BPM-as ir nebuvo jėgų, bet visą tai galime nurašyti ant pirmų sezono varžybų. Jo. Tai jo, dviračių sportas dar patinka ir tikiuosi patiks dar ilgai. Nors varžybų metu važiuojant į tokį kalną, tai tikrai kyla kartais minčių, ką čia darai ir ar to reikia čia taip save kankinti. Bet užtenka tik pasiekti viršūnę ir kažkaip tos mintis greitai dingsta. Nu ir įveiktas tas kalnas pagaliau paskutinį kartą. Dar lieka vienas sukilimas ir tada lengvoji trasos dalis ir finišas. Nu, taip va, važiuoja elektra, prazvimbė ir viskas. Keli kilometrai liko iki finišo. Per daugiausiai, kaip matote, lenkimų nebuvo, galima sakyti, jų visai nebuvo. Dažniausiai lenkdavo mane kitos amžiaus grupės dalyviai. Na ir štai su šiuo šuoliu finišuoju pirmasis savo Karmos varžybas. Finišavau 10 iš 26 savo grupėje, 22 iš visų dalyvių. Vienas iš Šiaulių dalyvis tas pats Lavuns. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.